Kitos naujienos. Gyvūnų teisių gynėjai šokiruoti. Esą net aukščiausios valdžios moterys rodo prastą pavyzdį visuomeniai. Jos dabinasi natūraliais, brangiais kailiniais. Ar dėl pagarbos gyvūnų teisėms atsisakytų kailinių, neatsako nei juos dėvinti šalies vadovė Dalia Grybauskaitė, nei Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė. O štai premjeras Butkevičius sako, nei nežinantis, kokius kailinius dėvi jo žmona – natūralius ar dirbtinius. Lyg susitarusios sausio 13-osios minėjime aukščiausios šalies moteris pasirodė pasidabinusios natūralaus kailio apdarais. Prezidentė Dalia Grybauskaitė užsimetė dar ir karakulinius kailinius. Šis drabužis gaminamas itin žiaurių būdų, kaip aiškina gyvūnų gynėjai nužudžius ką tik atsivestus ėriukus. O kartais jie nužudomi ir negimę. Iš viso per metus nužudoma per 4 milijonus ėriukų. Gyvūnų teisių gynėjai šokiruoti. Šalies vadovė ir kito aukščiausio rango politikai neturėtų rodyti tokio pavyzdžio. Mes norėtume, kad žmonės suprastų, jog kailiniai nėra nekaltas aprangos būdas, jog kailiniams, kad pagaminti vienerius kailinius, reikia nužudyti daugybę gyvūnų, pavyzdžiui, net 50 audinių. Nuo 5 iki 13 tūkstančių maždaug tiek, anot ekspertų, kainuotų prezidentės dėvimi kailiniai. Prezidentūra gyvūnų mylėtojų priekaištų nekomentuoja, atsiuntė tik trumpą raštišką atsakymą į gyvūnų teisių gynėjų pasipiktinimą. Kiekvieno žmogaus asmeninis apsisprendimas valgyti mėsą ar būti vegetaru, nešioti dirbtinės ar natūralios odos batus, rengtis dirbtinio ar natūralaus pluošto drabužiais. Atrodo, kad yra pasirinkimas, bet už to pasirinkimo slypi gyvūnų mirtis, taip pat yra neekologiškas pasirinkimas. Kailinių fermos teršia orą, vandenį, taip pat chemikalai, kuriais apdirbami kailiniai, yra toksiški. Taigi tikrai žmonės turėtų atsakyti kailinių, tai yra neekologiškas, neetiškas aprangos būdas. Prezidentūra bent trumpai prabyla, o Seimas tyli. Antra pagal svarbą šalies ponia Loreta Graužinienė iš viso atsisako aiškinti, kokiais kailiniais ir už kiek rodosi viešumoje, bei ką galvoja apie gyvūnų teisių gynėjų priekaištus, jai skatinant gyvūnų žudynes. Tiesa, gal dėl to, kad nenori įsiduoti, jeigu kailiniai dirbtiniai. Pasak kailių ekspertų, kartais labai sunku atskirti kailiniai dirbtiniai ar natūralūs. Prabangą tviskančiais kailiniais puošiasi ir premjero Algirdo Butkevičiaus žmona. Tiesa, pats premjeras sako, nežinantis, ar jie natūralūs ar dirbtiniai. Neatsimenu, kada pirkau, žinau, kad turi kailinius vienas. Tikri? O, nežinau, žinokit. Jūs turėtumėt mano žmonos, žinokit, paklausti, nes jau nežinau, kada pirku, bet pastaruoju metu tikrai nepirkau. Gyvūnų mylėtojų priekaištai, kad pirkdami prabangius kailinius žmonės skatina žudyti gyvūnus, premjerui nė motais. Moteris turi vaikščioti su tokiais rūbais, kurie patinka jiems. Kailinių verslą valdantis Mečislovas Subelis per savo rankas perleidęs ne vieną kailį sako, esą gyvūnų teisių gynėjai pučia burbulą. Ir pateikia trumpą pavyzdį, esą dirbtiniai kailiniai yra kur kas pavojingesni žmonėms už natūralaus kailio ir žmogus sušąla vos išėjęs į gatvę per šaltį. Taip pat chemiškai pagaminti kailiniai mūsų organizmo esą yra kelis kartus pavojingesni už gyvūnų teisių minimus natūralius. Subelis tvirtina, dėvėti kailinius ar ne turi būti pasirinkimo reikalas ir drausti žmonėms bei juos kritikuoti nereikėtų. Prisiminat Jėzų, kaip jis vaikščiojo su tokia lasdelė, kuri su tokiu kabliuku avelė, kad neduoti kažkuria už kaklelio atgal jo, jisai ganė ką? Jisai ganė avelės. Ane? Aplinkui pilna avių, o jisai paprastas piemuo, atrodo. Ane? Tai jisai ganė tas avelės, kad su jom kalbėti, ar vis dėlto, kad ir paaukoti, kad pamaitinti, turėti būtent tą aštuntuką, tą ryšį su gamta. Tai jeigu taip, tai tada gal keičiam mūsų ne tik papročius, keičiam tikėjimą. Tai prašau, katalikai, keičiam tikėjimą. Tuo metu gyvūnų globėjai nerimsta. Surengė akciją prie vyriausybės, kur kovodama už gyvūnų teisės mergina nusiskuto plikai, žada ją pakartoti. Tokia pat grasina surengti ir prie prezidentūros. Kitokios žinios. Pas medikus pagalbos skubėjusi Gargždiškė taip ir nespėjo.